Labas rytas. Koksai saulėtas. Saulėtas dangus, Kaip čia pačio ryto toks pačios geriausios nuotaikos. Keliamės kiekvieną rytą 6. Miegam 8. Kas 8, kas 6. Šiandien atsidariau pats duris, kodą nesakysiu. Nes po to dar kas nors atsidarys. Tai turi būti tu turėjau paklausti. Tai kokią dainą to Baumilo užmeta? Apie krepšinį nieko nedainuoja? Nieko jis nedainuoja apie tą krepšinį. Myliu. Myliu yra tokia sukasta diena. Sukasta diena. Kas ta diena? Čia po reklamos išeinam? Ne. Kur eisit? Tai galim po reklamos išeit. Po reklamos? Aha. O sirgaliaus galva. Baisu. O čia toks video apie nieką, sakykime. Beveik. Rytas. Štai siurblys su valytoja. Buitinis videoklipas. Labai rytis saulė tai čia atrodo. Ko jie čia laukia, šnekės turbūt. Štai Kaunas pasiruošęs ketvirtfinaliui su Makedonija šį vakarą. Kol kas ramu. Kol kas šviečia saulė, nors šiandien turėtų labai lyt ir būti vėjuota, baisu. Gal taip ir bus? Kaip sakoma, galima įkurti užgesusią ugnį, bet neįmanoma atgaivinti bent kartą užgesusios meilės Lietuvos rinktinei. Būtent, meilė yra tas variklis, kuris mus veda į priekin. Taigi, išskirtinai tik Zebra LT praneša dar vieną muzikinę naujieną šį rytą mums. Vaidas Baumila taikosi į Holivudą. Dainininkas Vaidas Baumila matyt gimė po laimingą žvaigždę. Matyt. Prieš 7 metus nežinomas Lietuvai jaunuolis ropštėsi ant scenos muzikinėme projekte Dangus, o štai šiandien jam kontraktus siūlo pasaulinio garso aktorių atrankos agentūros. Vaidas patikino, kad tokio pasiūlymo iš aktorių agentūros K-Talent jis tikrai sulaukia. Tačiau dar svarsto, ar sutikti. Mat, koksai svarsto, ar sutikti. Reikia sutikti Lietuvai, jeigu siūlo Holivude. Jom iš baimės kinkos dreba. Bet tai dar ne viskas. Mat, šio mėnesio pabaigoje Vaidas ketina rengti koncertą, kurio metu susirinks dar daugiau talentų medžiotojų. Sudarė stabesniais kontraktais. Matai, kaip jie medžioja tos kontraktus? Medžioja kontraktus. Nu, tai pamatyčiau Baumilą kokiame filme Neįmanoma Baumilos misija 10, kuriame visus tuos triukus atlieka pats Baumila. Kaskadininkas. Kaskadininkas. Nu, būtų linksma. Mes tą progą galėtumėm kažką sugroti. Jo, gal pagrojam Baumilos dainą Myliu. Man kažkaip tas... O gal pagrojam Something Sexy? Gal pagrojam Baumilos Myliu. Iš tikrųjų nuotaikinga diena, o mes visi mylime ir tik dėl meilės gyvename. Kaip teigia vienas garsus žmogus, meilė yra vienintelis raktas atrakinantis visas duris ir mašinų, ir būtų, ir namų. Meilė grobiui. Meilė grobiui. Jo, kai užsitrinki raktus automobilyje, kvieti Baumilą, kuris dainuoja kūrinį Myliu, atsistojęs prie automobilio ir jis stebuklingai atsirakina. Ai. Wow! No! Yeah! Woo! Dži. Kad nemiegojau jau ant. Prašom. Labas rytas. Kaip sekasi? Oi, kaip dabar čia nebūtinai filmuot mane. Būtinai. Siurblį filmuojam. Dži. Jūs tai daug labai prifilmavau šiandien. Agniukė. Kaip visada šneka telefonu turbūt. Jo, ką daugiau. Jau viskas, daug prifilmavau. Einam padumot. Šitus užkulisius? O, pasižiūrėkim.
Štai gražus koridorius su, nu, čia šiukšlių maišais, tvarkom. Parodau viską, nu tegul žmonės mato, kaip čia yra. Remontą reikia daryti, nėra lubų, gal kas gali paremt. O, koridorius rūkomasis. Iš tikrųjų tai jie nerūko, čia taip tik. Rūkom mes. Rūkimas žudo. Pakraunamas cigaretės. Pakraunamas elektrinės su dūmų imitacija ir su batareikėm. Būtent dūmų imitacija, dedasi viena maža AA batareika į vidų. AAA čia netgi, nu atrodo. AAA. Keturi A. Tokia naujoviška, nes ta lietuvių. Kokį peilį turi mūsų. Čia PI. Batareikos dedasi. Čia irgi batareikos dedasi ir su akumu. Nu, į lauką reikia pažvelgti šiek tiek. Senieji Kauno stogai. Pražylė samanų šalia. Ir su kondicionieriais traliulė. Laksto aurimo šalia. Senieji Kauno stogai. Kai jūs tik tai, kaip ten pamatau. Kaip čia tavo įrankių prisidėjo? Oi, daug kaip įrankių šiandien Lietuvos ir prisidėjęs. Kauno foną ir Lietuvos. 2 Lietuvos ir 1 Kauno fono. Bet dreba rankos tavo. Dreba rankos, šiandien toks nervuotas prieš ketvirtfinalį vakaro, kad net ir visas veidas šiek tiek dreba. Ne, kaip atrodau. Veidas, ne, tik žandai kalatoja. Kalatojas, va. Tai kokį rytas 9 valandą atsikėlėt aurimai? O, Jėzus, atsikėliau tai prieš 7, bet atėjau tik dabar, nes televizorių žiūrėjau, daug valgiau, sasyskas viriau. Tai kam tu dar valgy darai? Tai va, kad nu reikia kažkiek už ką. Nevalgyk, tai iš karto tualetinį popieriaus O, Jėzus, ai, nu gal čia jau prasidėjo kažkokios nekokios šnekos. Manęs vis tiek nesimato, čia mane šnekam. Viskas. Užteks šiam kartui.